Labas vakaras visiems. Šiandieną labai dėkinga, daug partnerių prisijungė. Tie, kurie nekalba, labai prašau, išsijunkite mikrofonus. Ir, ir šiandien mūsų tikslas pasidalinti atsiliepimais apie Yes Global produktų vartojimą. Už tai, kad vis dėlto, kaip nebebūtų, mūsų tikslas padėti žmonėms, o kaip mes jiems galime padėti, kad jie greičiau išgirstų, kokie yra unikalūs Yes Global kompanijos produktai. Mes turime Cologuardą, Sunrise, Suncetą, visą tą sistemą, moterišką ir taip toliau. Ir šiandien daug partnerių prisijungia, kurie jau vartoja ir jie patys pasidalins, kiek jie laiko vartoja, kas jiem buvo, kokią jie problemą išsprendė ar skausmą ir ar jie gali parekomenduoti šitą produktą kitiems. Tai pirmą paprašysiu Aldutę, jinai man pati pasisiūlė, kad nori pasidalinti ir norisi, kad kuo daugiau žmonių išgirstų. Tai Aldutė įsijunkite, mikrofonas jau jungtas. Jo. Tai va, laukiu jūsų atsiliepimo. Labas vakaras visiems, jo. Žinokit, jo, šitus produktus aš naudoju nuo rugsėjo vidurio. Ir tikrai labai turėjau daug tokių nemalonių tokių bėdų. Kadangi mano buvo veidas išbertas, taip prie nosis, tai vienas toks taškelis raudonas, tai kitoj pusėje, tai vėl kažkas, tai apie lūpas. Ir kuo toliau, tuo labiau vis man ryškėjo ir ryškėjo. Vaikštinėjau ir aš ir pas gydytojus, ir visur, ir pas alergologus, dermatologus, ir man vis sakydavo, ai, tai čia va nieko, čia gal kažką tai suvalgėt. Ir šeimos gydytojas vienokių vaistų, tepalų prirašo, viską sumoku 38 eurus, nueinu pas kitą gydytoją, sumoku 50 eurų. Vėl prirašo, vėl ir tablečių, vėl tepalų ir tiesiog nežinai ko. Dar pas kitą einu, vėl tenais, vėl visokių. Tai sakau, man tie vaistai labai jau brangiai atsiėjo, bet svarbiausiai, kad mano veidas niekaip negalėjo pagerėti. Ir kai aš suradau va šitus kampaniją šitą, tai tikrai, aišku, ne iš karto. Tai jeigu aš pradėjau, bet tas man jau viską tai prasidėję buvo nuo gegužės mėnesio, aš vargau. O kai jau nuo rugsėjo mėnesio pradėjau naudoti, tai žinot, ką nuo rugsėjo mėnesio ir aš iki naujų metų, mano veidas visiškai pasidarė kaip ir anksčiau buvęs. Tai tikrai aš labai esu patenkinta šitą kompaniją ir tikrai šitiems produktams aš tikrai nepagalvojau, sakiau, gal dar teks nueiti kada nors pas tą gydytoją ir aš jai pasakysiu, jūs gal geriau rekomenduokit va tokius produktus, negu kad jūs man tepalus. Ir man mėginėlį reikia imti ir vėl viskas, ir dar pinigus reikia mokėti. Nu, visur, aš tikrai esu labai daug nusivylusi su savo medicina, bet va, paprasčiausiai paėmiau ir visiškai susitvarkiau. Aš tikrai labai džiaugiuosi ir labai esu patenkinta, nes ir labai mano buvau, gal ir anksčiau dar ir viduriai tokie biški ir kėdėdavo, tai būdavo ir dieną nebeišeini, ir kitą dieną dar kažkaip tai viskas, kai pradėjau naudoti. Tik tai tą vakarą, jau gavosi tą dieną, vakare aš jau išgėriau Cologuardo. Žinokit, nepatikėsit, sekančią dieną ryte aš taip gerai prasituštinau. Žinokit, į dieną, aš nežinau, gal aš iki 12 valandos, aš 5 kartus buvau tualete. Aš tikrai esu labai patenkinta ir tikrai mano svoris nukrito 5 kilogramai. Tai tikrai irgi rezultatas irgi buvo. Visiškai kitaip aš dabar ir jaučiuosi. Aišku, neapleidžiu, naudoju ir tikrai labai dėkinga kompanijai. Labai gerai, kad va, ir dabar ir su Aušra esu susipažinusi tikrai ir rekomenduoja tikrai labai ačiū šitiems produktams. Tai va, tai tiek ir norėjau kol kas. Labai ačiū, Aldute, tikrai man labiausiai buvo smagu, kad jūs pati pasisiūlėt pasidalinti, sakot, o ir aš turiu atsiliepimų. Aišku, žmogui džiaugsmas, ant gydytojų negalim pykti, jie irgi žmonės, jie irgi bando ir tą pasiūlo, bet vis tiek... Turbūt, kad ne, nes aš antra.
Jo, ir vis tiek mums smagu, kad mes vis dėlto turim išeitį, kaip vat, jūsų atvejais. Tai labai jums ačiū. Dabar kas galėtų antras pasisakyti? Žinau, kad Rūtelė gali pasisakyti, ar kas, Rūta, ar esi? Visi, kas jau nebekalbat, Labą dieną. išsijunkit. Labas vakaras, va, Rūtelė. Nu, klausom tavęs, mergaitė. Nu, man irgi labai padėjo jūs rekomenduoti, ne jūs, aš pati juos atradau kažkaip, ieškojau, irgi man buvo alergija. Ir bandžiau, ieškojau visaip ir atradau Neringutę YouTubei ir pasiskambinau. Ir išdrįsau, nusipirkau ir man labai alergija greitai praėjo, gal po 2 savaičių. Ir odos sausėjimas dingo. Nu, vienu žodžiu, šitas greitai. O paskui po laiko man buvo ant vienos kojos 2 pentinai kulnies. Ir šitas praėjo. Super, super. Nu, ir visą Dubajų išvaikščiojau be jokių skausmų. Laiminga. Tikrai, tikrai, o vaikščiam tai labai daug iš tikrųjų. O tai va, ir esu jau pamiršusi, o tikrai buvo labai skausmingi, net pastovėti ilgai negalėdavau. Oho, oho. O Nu. Rūtelė, gal galit pasakyti, kiek laiko jau vartojate produktus? Aš jau dabar 5. mėnuo baigėsi. Visą Ir man dar trikampį petys. vartoju? Taip. Ir trikampį aš dar ir motriškinį pridedu. Šaunuolė, šaunuolė. Nu, ir man petys labai skaudėjo, buvo viena blokada daryta, buvo po blokados praėję, paskui vėl užėjo, ir vėl aš net mašinos durų uždaryti nebegalėjau. Oho, Su oho. ta ranka ir petys jau baigė praeiti, nu, dar kažkur giliai jaučiu, bet jau to skausmo tuoj nebejaučiu. Labai šaunu. Tai aš manau, kad jie labai padeda. Ar parekomenduotumėt žmonėm drąsiai įsigyti ir pradėti vartoti? Drąsiai aš dabar daugam rekomenduoju. Labai. Drąsiai, tik tai žmonės, žinai, kaip nori greito efekto. Jie nusiperka, galvoja, kad ten, žinai, didelės problemas per mėnesį panaikins. Nu, taip nebūna. Tikrai taip. Reikia ilgiau pagerti. Tikrai taip. Arba dar galiu papasakoti vieną mano bendradarbį. Irgi nusipirko, jie įstojo, nusipirko, vartoja. Ir aš čia jai grįžau. Nu, aš jau negaliu pasakyti, kad čia stebuklas. Sakau, kokį to stebuklo norėjai. Nu, jai niekas neskaudėjo, niekas nieko, bet visą laiką rytais atėjus į darbą skūdavusi. Čia vienas šonas skauda, čia pilvas skauda, čia kažką netaip suvalgiusi, sakau, bet sakau, jau kai tu geri, sakau, aš nebesu girdėjus, kad tu skūstumės dėl kažkokių bėdų suvalgius netaip ar dar kažką. Tai reiškia irgi padeda. Nu taip. Va, jūs teisingai pasakėt, kad žmonės tikisi kažkokio stebuklo, nu tokio, žinot, abrakadabra. Bet kaip juos paklausinėjai, vat jūs pati labiau už ją pastebėjote, kad jau jinai nebedavoja su savo tais skausmeliais. Jo, nes žmogus, nu, užmiršta, kas jam buvo blogai. Taip, taip. Pamiršau, yra gerai ir valio, aš jaučiuosi gerai, miegu gerai, o kas čia tokio? Atrodo, kad ir nestebuklas. Tikrai. Bet tai, o žmonės tai ir gilų miegą buvo pamiršę, kad pradeda miegoti geriau, tai jie pamiršta paprasčiausiai. Kad kažkuomet blogai miegojo, o dabar padeda galvai ir išmiega visą naktį. Taip, o jeigu ir prabunda, tai vis tiek grįžta ir vėl greitai užmiega. Taip, taip. Jo, va tas ir yra svarbiausiai. Nu, labai ačiū, Rūtelė. Tai labai patenkinta. Labai ačiū, Rūtelė, žinau, kad jūs dalinatės informaciją. Kitu kartu lauksime
jūsų klientų, jūsų partnerio atsiliepimų. Gerai? Jo, gerai, būtinai Gerai, ačiū Jums iki. labai. Gerai, kas pas mus sekantis? Kas pas mus sekantis? Dabar Labas vakaras. labas vakaras, su kuo mes čia kalbam? Su Jelena, o sakykite, prašau, aš kažkaip pusvalandžiu pavėlavau, nes galvojau, kad 8, pasirodo, kad 7:30 buvo Ne, prezentacija. 8, O gal- 8. Ai, 8? Mhm. Ai, o tai bus čia įrašas, ar čia dabar iš karto klausimai, ar kaip? Mes šiandien mūsų atsiliepimo vakaras. Mes dalinamės, kas jau vartoja. Tai aš netaip tada supratau, aš galvoju, čia bus prezentacija, vėliau kažkokie klausimai ir dabar pasijungiu, žiūriu, iš karto vyksta kažkokia diskusija. Tai nesupratau, aišku, gerai, atsiprašau, labai ačiū. Tai nieko jūs galite likti paklausyti. Liksiu, gerai, ačiū Gerai. tada, kol kas. Tai dabar dar norėčiau, ar yra, Linutė, matau, jau tu prisijungiai, ar yra tavo partnerė prisijungiai? Taip, aš mačiau, sveiki, Rožina, mačiau, yra tarp stebinčių. Rožina, ar galit kamerą ir mikrofoną ir pasidalinti savo istoriją? Vien tik vardas koks gražus. Taip, vien tik vardas labai gražus. Rožina, mes laukiame jūsų, įsijunkite jūs mikrofoną, jau nors mikrofoną, aišku, labai būtų smagu ir kamerytę, bet aš nežinau, kuris čia kontaktas. Vardas mačiau yra Rožina. Mačiau pagal vardą. Rožina. Gal nei vėl atsijungia, nes dabar tai aš jos nematau. Gal tuomet praleidžiam, aš Jo, susisieksiu gerai, per kitur ir susisiekinai gali būti atsijungę moteriškė, tai tegu vėl bando prisijungti, būtinai mes išklausysim ją. Dabar yra Vida. Vidutė, mes labai norim išgirsti jūsų atsiliepimą. Jau jūs mums pasakojo Dubajui, kai buvom, bet dabar būtų labai smagu dar kartą jūs išgirsti. Ar jūs esat? Nes čia yra kelios Vidos prisijungę, aš nežinau, kuri. Vidasa yra, Vida yra. Vidasa turbūt, ne? Vida, ar girdit jūs mane? Alio, Labas Alio. vakaras. Klausom Labas vakaras. jūsų. Gal kamerytę galite įsijungti, Vidutė, būtų malonu jūsų veidelį pamatyti. Jau senai matėmas. Nu va, kaip graži ta jūsų šypsenėlė. Aš pati nematau, žinokit, kažkur nubangavau ir Taip, tiesiog mes tai va, žinokit, jūs matom ir labai gerai tada. Nu, tai va, Klausot, tai Vidutė. visiems labas vakaras dar sykį. Tai va, aš į kompaniją atėjau turėdama problemą dėl akies. Man buvo nustatyta vienos akytės atviro kampo glaukoma. Ir gydytojai buvo pasakę, taip, kas prarasta, tai vargu ar atsistatys, bet aš turėjau vilties, kadangi buvau girdėjusi kelis, kaip sako, atsiliepimus apie Yes Global kompaniją ir nenuleidau rankų, turėjau vilties, kad aš greitai susisieksiu su kuo man priklauso ir iš karto užsisakiau produktus. 3 pagrindiniai kolonkardas, sunraisas, sunsetas ir pradėjau vartoti, pavartojus po 3 savaičių, nuvykus pas gydytojų, mano rezultatai pagerėjo, nu, jeigu taip sakyti, 9 balais sumažėjo, buvo spaudimas didelis labai akies, paskiau po 3 savaičių dar nuvažiavau ir dar sumažėjo spaudimas. Daktarė man paskyrė operaciją. Ir birželio mėnesio pabaigoje aš turėjau operuotis, bet kada nuvažiavau, man atidėjo operaciją, sako, kažkaip tai vyksta viskas labai greitai, tai sako, neoperuokim, nes kiekviena operacija turi savo, kaip sako, pliusų ir minusų ir mane paleido tolimesniam stebėjimui, gydymui su jų vaistais, aišku, aš nieko nesakiau apie šitos Yes Global produktus, bet aš vartoju ir toliau ir dabar galiu pasakyti, kad
kai aš buvau nuvažiavus po 6 savaičių, tai aš jau gydytojos kabinete mačiau jos kompiuteriuką su akim, nu, normaliai jau, kurią nemačiau. Buvo tiesiog tamsa, nemačiau, kad diena, kad saulė šviečia, nemačiau vakare važiuojant mašiną atšvaistų, o aš jau tada pradėjau regėti po 6 savaičių, jau kažkokia tai šviesa atsirado toje akytėje ir dabar naudoju pastoviai šitos 3 produktus, dar prijungiu Alpha Max V. Labai džiaugiuosi ir toliau man tiesiog veža, patenkinta ir visiems rekomenduoja ir visiems pasakoja, nes žino mano istoriją ir manim tiki. Tai va, ačiū O, labai. nuostabu. O kiek laiko jau vartojate, tiksliai maždaug nuo kada pradėjot? Nuo gegužės mėnesio. Gegužės, tai birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, nu, beveik 9 mėnesiai, ne? Jo, biškį turėjau pertraukėlės padarius vienaip, kaip sako, vienus paimu, tai kitus sukeičiu su Alpha Max, kaip sako, bet taip tai tikrai laikausi režimo, nes aš noriu rezultato ir va, pati išbandžiau, kad tikrai jeigu tu pati nori ir bandai ir gauni rezultatą, iš tikrųjų nenuleidžiam rankų, tik pirmin. Viskas. Nuostabu, Ačiū. jau dabar po jūsų tai šausim kaip raketos. Labai ačiū, Vidute. Ir vat, išgirskite visi, kada, kurie norit per mėnesį turėti rezultatų, tai tikrai pati kompanija rekomenduoja pusę metų pagerti. Bet jeigu turi žmogus jau kažkokių tai problemų sveikatos, tai tikrai pusės metų neužtenka ir pat pažiūrėkit, net yra išvengta operacijos. Tai labai ačiū, Vidute, tikrai jūsų atsiliepimas, galiu pasakyti, labai efektyvus už tai, kad labai daug žmonių su metais turi šitą problemą su akim. Tai čia tikrai bus kam labai didelė paguoda. Ačiū labai, Vidute. Dabar norėčiau pakviesti Rožiną. Ar galite, Rožina, labai jūsų vardas įspūdingas ir mes norime išgirsti jos. Klausome atidžiai. Sveiki. Ar girdisi, ar aš šiandien labai Labai gerai girdisi, jeigu gali telefoną padėkit, kad jisai nejudėtų ir tada jums bus lengviau kalbėti. Va kažkur atremkit, atsisėskit, nu va mes jūs matom. Nu va, puiku. Gal nenukris, gal, žinau. Nu gal nenukris. O nežinau, čia tokia konstrukcija, kad... Suprantate. Nu, valyk, tai taip. Labai gerai, klausom. Tai sveiki, mano vardas Rožina. Pradėjau vartoti šitas produktus, gal rugsėjį pabandžiau. Tai po mėnesio jau man kaip ir turiu aš tokių vestibuliarinio aparato sutrikimą, taip kad man labai svaigdavo galva. Aš negalėdavau miegoti normaliai, aš negalėdavau ant vieno šono pasisukus, man būdavo geriau, ant kito aš iš vis negalėdavau. Tai va po mėnesio man susitvarkė tas visas mano galvos svaigimas, aš dabar galiu normaliai, dabar jau po to buvo truputėlį pertrauka, dabar gal vartoju 2 mėnesį. Tai labai džiaugiuosi, kad tas mano galvos svaigimas negrįžo. Tai vien už tai galima padėkoti šitai firmai su tais produktais. O be to čia dabar visi, kadangi labai baisiai sirgo, tai čia tas vitaminas su probiotikais tai ėjo tiesiog kaip karšta bulvė prie visų, nes visiems labai reikėjo. Nespėjau visiems rekomenduoti. Tai ir vaikam, ir suaugusiems čia jau 2 dozėm visi naudojo, kad tik tai pasveiktų. Tai iš tikrųjų labai pasiteisino. Tikrai taip. Ačiū labai jums. Labai ačiū. Nu tai ką linkime toliau sveikti, jaunėti,
energijos, kad prisidėtų ir aišku labai svarbu, vat sakot, jau aplinkos žmonėm dalinatės tikrai skleisti šitą žinutę, kad yra vat, kitas būdas padėti savo. Labai ačiū Jums, Rožina, lauksim kito atsiliepimo. Ačiū. Taip, tai dabar Aldutė kalbėjo, Rūta kalbėjo, Vida kalbėjo, Rožina, kas dar galit pasisakyti? Kas dar norit pasisakyti? Erika, ar esi? Jeigu nenori kameros jungti, nejung, dar yra žmonės, kuriem biški nedrąsu, bet jau bent balsu pasidalinti, nes tavo atsiliepimas yra iš tikrųjų labai labai stiprus. Bet nežinau, ar jinai, Erikutė, ar tu esi? Aha, nematau aš. Nu, gal kitą kartą paliksim tada, Erikos nėra, kitą kartą. Kas yra dar norinčių? Jeigu nėra norinčių daugiau kalbėti, tai tada Linutė. Sveiki. Sveiki, nu aš galiu. Gerai. Galiu trumpai. Tikrai matau, kad čia tokių labai stiprių atsiliepimų yra. Gal pas mane tiek nebuvo tų didelių problemų, jau prieš tai padaryti sveikatinimai, kaip sakant, davė savo rezultatus, bet pradėjau vartoti, kada šitos produktus, tai susireguliavo miegas, aišku, jisai tapo gilesnis ir lengviau užmigti, žodžiu, bet ką aš pastebėjau, va dabar žiemą, kad pas mane visą laiką būdavo žiemos metu, sausėdavo rankos labai. Ir aš, žinokit, negalėdavau nieko daryti, aš ištisai nešiodavausi su savim kremą. Ir po bet kokio plovimo, po bet kokios procedūros aš turėdavau tokį nepatogumo jausmą. Ir, žodžiu, tai vat, visas žiemas aš nešiodavau su savim kremą. Ir pastebėjau, kad dabar šią vat žiemą aš tiesiog pamiršau apie tai. Ir taip džiaugiuosi iš tikrųjų, kad nu, vat, ir Sunrise'as, ir taip pat ir skilinėjančią turėjau kulnų odą ir šitos problemos man susitvarkė. Tai va, tai šitas labai yra iš tikrųjų moterims svarbu, kad na, visa sistema iš tiesų daro savo rezultatus. Ir taip pat dar vat mes dabar vykom į kelionę, ar ne, ir man būdavo per kelionę, su laiką užkietėdavo viduriai ir net grįždavau iš kelionės ir kur tam tikrą laiką irgi užkietėdavo viduriai. Tai šito kelionėje to nebuvo ir labai džiaugiuosi, kad turime Kologardą ir aišku, šito kelionėje aš tarp kitko naudojau Probio C, nesivežiau, neturėjau Kologardo. Tai va, tai visi produktai, kuriuos naudoju, daro savo įtaką, gerina sveikatą, gerina savijautą ir tuo labai labai džiaugiuosi, rekomenduoju visiems savo klientam. Ir tikrai moteris džiaugiasi, vieniems reikia ilgesnių laikotarpių, kad pajusi tą rezultatą, kitiems vyksta viskas greičiau pajunta tą energiją, geriau užmiega, išsituština, tai vat tikrai yra gerų atsiliepimų iš klientų. Tai va, ir dar Arijus kažką nori pasakyti, ar ne? Oi, o aš kaip tik, matai, nuojautą, dar norėjau klausti, gal tavo Arijus. Esu ir aš, sveiki. Matukas. Jo, tai, na, mes kartu su Lina Saulė taip pat kartu pradėjom vartoti nuo pavasario ankstyvo, praeito, ne šio pavasario. Tai va, pajutom iš tikrųjų, kad tai neša efektą ir kad tai yra naudinga. Na ir patys propaguojam jau sveiką gyvenseną ir kažkuom labai nesiskundžiam, tik tai žarnyno mikroflora tobulai atsistatė, dar ir Saulė, aišku, ten su kurio gavo mitybos visą tą planą. Tai va, ir aišku, ir miegas dar labiau pagerėjo, tai va, čia visa ir atjaunėjimas dar labiau eina, regeneracija. Tai va, rezultatai tikrai jaučiasi ir taip pat irgi esam dėkingi už tai, už šitas nuostabius produktus, jas global, ne?
Tai va, tiek trumpai gal ir aišku, žinoma, tobulai visą tie produktai jie nepadarys, žmogus dar turi su savim dirbti, yra programos, yra visokie kodai ir taip toliau, iš kurių, kad norint efektingiau ir taip pat čia reikia giliau su savim dirbti, pastebėti tuos dalykus. Taip. Ačiū labai. Ir tikrai dėkoju, kad jūs tai propaguojate, kad tai dalinatės ir kuo daugiau žmonių, kad tai žinos, tuo geriau bus. Ačiū labai. Ačiū, bet tik pagalvoju apie Ariją. Gerai. Labai smagu, ačiū, mėlyjeji. Ir dabar, gal tu dar nori kažką pasakyti? Taip gražiai aš tave matau. Klausom. Ar gerai girdisi? Biškiai, jeigu gali garsiau truputį, nes kažkaip nelabai girdėt. Klausom tave, mieloji. Pas mane sudėtinga. Ar dabar gerai girdisi? Aha, biškiai pagarsinau, lyg tai girdisi. Aš su Yes Global produktais susipažinau rugsėjo mėnesį. Iš tiesų, tai aš toks buvau žmogus, kur visą gyvenimą turėjau skirti dėmesio ir laiko savo sveikatai, kad galėčiau gyventi. Nes turėjau, atrodo, nebuvo kažkokių tokių ligų, bet tokių nuolatinių lydėjo nuo vaikystės virškinimo problemos, alergijos tam tikros, kur ten atsirinko raciono. Ir turbūt visi kiti reiškiniai yra sekantis iš to. Dabar tam momente lūžimo, kai atradau šitos produktus, jau buvo tokia būsena, kažkokio nuolatinio nuovargio, idėjų pilna galva, rankos nekyla kažko daryti, nes neužtenka net energijos per dieną, tai atrodo, darai ir prašliauži visą dieną, vos ne iš paskutinių jėgų. Tai šitie produktai man per 2 dienas tokį pramušė, kad aš taip net nesitikėjau, kad taip galima grįžti į gyvenimą ir turėti vėl tokią kokybę, kurios, tiesą sakant, tai net neatsimenu. Arba tai buvo labai seniai, arba aš jo net neatsimenu. Tai labiausiai, kas mane džiugina, tai energija visą dieną. Ir vakare tu nesijauti išsekęs, pavargęs ir netgi pagalvojau, kad labai gerai, kad yra sunsetas, nes kartais iki 1 nesinori miego. Tada man labai ką davė, tai tokį vidinį stabilumą, labai nuramino nervų sistemą. Iš pradžių aš naudojau tik tais Sunrise'ą ir Cologardą, nes galvojau, aš šitaip gerai užmiegu, pažiūrėsiu, kas čia per dalykas, nes buvau iš tikrųjų jau labai daug ką bandžius, tai nelabai turėjau kažkokių didelių vilčių, tikimybių, kad čia kažkas bus kitaip ten. Truputį kažkam padeda, ar matos, ar nesimato, nesuprasi. Tai man užteko ir to Sunrise'o ir Cologardo, kad būtų kažkaip atsirado toks visiška ramybė ir toks nervinis stabilumas. Tada nebėra tos problemos, kurios negalėtum išspręsti. Šiaip, kas mane pažįsta, sako, kad aš aplamai nesinervinu, bet iš tikrųjų tai viskas viduje. Tai čia šitą labai stiprino, vidinį tokią stabilumą duoda. Labai tiko man žarnynį Cologardas, nes kažkaip vis būdavo, atrodo, aš ir taip maisto tokio valgau augalinio daugiau sveiko, bet vis kažkoks svoris, kur nešiodavaus ir taip norėdavos atsikratyti to svorio kažkaip pilve. Tai va šitas man tobulai buvo Cologardas. Nepasakyčiau, man iš tikrųjų, tai aš buvau nustebus, kad kitiem paleidžia vidurius, man iš viso nieko nepaleido. Ir kažkaip atrodo ir taip nebuvo problemų su tuštinimuose, bet čia tiesiog kažkokį davė tokį lengvumą, kad atsikeli ryte ir tau pilvas visiškai lengvas toksai. Labai galva prašviesėjo ir atmintis labai gerai sugrįžo, nes aš kažkaip jau pradėjau gąsdintis, kai ten eini ir užmiršti, kur eini, kažką darai, pamiršai, ką darai. Tai jau galvojau, čia toksai amžius, kai ateina baisu daras. Tai man, susijęs su žarnynu galva kažkaip tą žinojau, tai va iš tikrųjų čia įsitikinau. Pasikeitė virškinimas visiškai. Anksčiau man būdavo problema su baltymų pasisavinimu. Aš žinojau, kad reikia daugiau negu aš valgau, bet man tai greičiausia, kad nuo to ir kalkėjimas kraujagyslių prasidėjo, nes jau buvo toks zvimbimas, ūžimas ausyse, kai aš vakare atsigulu.
Tai iš tiesų aš net ne iš karto pastebėjau, po kiek laiko jis praėjo, ne taip seniai kažkaip pagalvojau. Aš jau antiek man ūžimas trukdydavo vakare prieš užmiegant, kad aš net negirdėdavau, kaip vaikas šalia kambarį kažką dar man nori pasakyti pašnibždom. Ir man tas užėsys, aš jau nebegirdėdavau, sakydavau, ką jau klausdavau ir galvo net pakilus klausydavau, ką ten šnabžda. O dabar aš net taip seniai pastebėjau, kad aš viską girdžiu. Net ir kai tenais jie šnabždas ar nusisukę į sieną kažką sako. Dar man kas būdavo ypač žiemą, saulė, visada jaučiuos, aš vis ten sakydavau vyrui, kaip noriu kur nors žiemą į šiltus kraštus. Nes labai kažkaip būdavo tas saulė, energija ir nuotykiai yra susiję. Tai šią žiemą iš tikrųjų nepastebėjau, kad tas saulės nebuvo. Mano mama, kur irgi skūsdavosi, kad kaip tik tai žiema, taip jai galvą spaudžia, ten ginkmedžius visokius dar kažkokiu plečiančius ieškodavo, ten galvai prašviesinti, tai irgi sakė, kad labai gerai padėjo šitie. Jis naudojo tik Sunrise, jie kažkaip tai nelabai avangardas patiko. Tai Sunrise šneko, sako, man sako, tikrai galvos nebespaudžia. Tada su to virškinimo įsisavinimu pastebėjau, kad baltymai netgi man jų norisi, jų be jokių problemų aš valgau juos ir man net toks geras jausmas. Kartu dingo tas, atėjo sotumo jausmas ir dingo nuolatinis alkis, nes aš atrodo būdavo pavalgau ir kažkaip vis tiek apsisuku ir dar kažko noriu valgyti. Ir vis laik įsivaizdavau, kad mano labai ryta medžiagų apykaita. O iš tiesų, aš dabar žiūriu, aš pavalgau ir man soto, aš jau kartais tik 2 kartus dienoje valgau, nes man kažkaip tai nesinori, neišalgau dar. Apimtis per juosmenį sumažėjo 7 cm, nors pas mane taip to antsvorio nebuvo, svorio trūkumas buvo. O 3 kilogramais priaugau. Tai čia toks įdomus mistinis dalykas. Tai irgi rodo, kad kažkur tai raumenis ir kiti audiniai gali tada pasisavinti tas maisto medžiagas. Bet irgi neseniai pastebėjau, prisiminiau, kad irgi persikadavo nuo paskutinio kažkaip gimdymo maudesys širdies plote. Bet šitą irgi neliko, užimuose neliko. Per vieną atsiliepimą išgirdau apie kelio sąnarius, tai prisiminiau, kad ir man keliai mausdavo jau kelinti metai irgi praėjo, net nepastebėjau, sakau, reikia viską rašytis. Tai vis smulkmenos taip jos lengvai, kai praeina, tai taip atrodo, kaip niekur nebuvo. Dar kas įdomiai, taip dabar stebiu tiesiog save, žaizdos labai greit užgyja, kai sodybų ten vis tiek kažkur kažkas tai ten nutinka, tai pastebėjau, kad labai greit atsistato kūnas. Raumenis, pavyzdžiui, irgi aš ten rimtai dirbu ir būna, kai išeini kažką, tai tokio sunkesnių darbų padarai, tai tada jausdavos kelias dienas, tai raumenis ten, tai kažkokia kaulai, tai dar kažkas, tai dabar žiūriu, jeigu nėra krūvio, galiu turėti nemažą krūvį ir man visiškai nieko. Tai toks labai, iš tiesų tai labai džiaugiuosi šitais produktais. Man jo sugrąžino gyvenimą, kurį net negalvojau, kad toks tai gali būti, gyvenimo kokybė. Tai manau, kad tikrai yra dovana šitie produktai. Visiems rekomenduoju. Aiva, dar kas su to sunsetu. Aš iš pradžių nenaudoju sunseto, o paskui po truputį gal, pažiūrėsiu, kaip tas sunsetas. Tai man irgi tada pastebėjau, kad aš lengvai užmigdavau, nes per dieną vis tiek tempas nuovargio užteka, kad užmigti, bet aš labai prabudinėdavau. Man užtekdavo, kad ten kažkur ten šuo pačiai krepštelį, kažkas ten šalia kažkur tai ir vis prabusdavau ir užmigdavau greitai, bet kartais ne iš karto. O dabar aš pastebėjau, aš kaip užmiegu, taip atsibundu jau kaip prašvitę. Jau naktį nebegirdžiu, kas darosi. Tai tikrai labai efektingi dalykai. Labai ačiū tau, Gina. Pirmą kartą išgirdau tokį tavo pilną, išsamų, ilgą atsiliepimą, kiek daug nutiko nuo to rugsėjo mėnesio, atrodo, taip nedaug visai laiko praėjo, ne? Tai tikrai labai dėkoju ir lauksime tolimesnių pagerėjimų ir tavo klientų jau ir partnerių lauksim atsiliepimų, kurie pradėjo vartoti, ne? Tai labai ačiū tau. Ir aš manau, kad gal šiandieną ir užteks, mes turime 29, nebent kas nors labai nori pasisakyti. Ar yra kas nori pasisakyti apie save, ar apie savo kažkokią partnerį ir klientą,
Jeigu yra kas, tai įrašom dar vieną įrašą, žinokite, kad mūsų atsiliepimai labai padės kitiems žmonėms. Dar prisimenu vieną momentą, jeigu galima pridėti, gana svarbus, manau. Aš kai skaitydavau, kad jie valo sunkiosius metalus, taip sėdėjau ir žiūrėjau to sudėtį ir galvojau, kas čia ką valo, kas čia gali valyti. Ir labai įdomi gavosi, kad man po kokio mėnesio pradėjo mausti dantį. Patį paskutinį ir aš galvoju, jis jau man kokį 20 metų tenais jis yra negyvas ir buvo užmūrytas tą sidabrinę plombą, tą amalgam vadinamą. Ir aš galvoju, kaip iš čia taip gali mausti, niekada jo nejausdavau. Ir jau kažkaip aš neapsikenčiau, per kokią savaitę žiūriu nepraeina. Tada Sunrise kol kas sustabdžiau, tai tik tai vakarinį kolangardą pasilikau. Ir per kelias dienas man nurimo tas dantis. Ir tada aš vis tiek ieškodama informacijos atradau tokios holistinės stomatologijos, kuri valo sunkiosius metalus tam tikrais protokolais. Ir jinai dalinosi, kad kas turi amalgam plombas, negali naudoti tų produktų, kurie negali valyti sunkiosius metalus, nes jie įtraukia į kūną išeina. Tai aš kurį laiką tada nuo Sunrise susistabdžiau ir užsiregistravau pas stomatologę dėl to danties, žodžiu. Aišku, ten eilė 1,5 mėnesio gavosi, tai man per tą laiką sugebėjo tą plombą iškristi. Tai bet ir nežinau, ar ją apdirbti, ar kaip ten, nes stovėjo 25 metus, aš žinau, kad čia mano vienas pirmųjų buvo, kai uždėjo. Tai tada aš vėl pradėjau gerti Sunrise, galvojau, nebėra to sidabro, dabar galima vėl. Ir nebeskaudėjo, nemaudė nieko, tai va toks irgi įdomus pastebėjimas. Ir dar vat gal su tuo ir susiję, man rankos visada labai šaldavo, tokios būdavo gana šaltos. Tai vat irgi išsiaiškinau, kad kas nešioja daug sunkių metalų, jam su kraujotaka vat ir galūnės tada linkę šalti. Tai aš vat pastebėjau, kad nebešala rankos, bet prisimenu kartais ir lauką net tingisi mautis. Tada dar kas labai pasijuto kraujotakai, vat užmiršau tą akcentą pasakyti. Pavyzdžiui, man irgi būdavo ilgai stovint, kojos pradėjo, taip kaip sulėdėdavo, atrodo, taip mausdavo, pritvingdavo kraujo ir taip atrodo trepsi, kad išsijudintų. Tai dabar aš net stoviu ir mėgaujuosi, man tokia šiluma kojose jaučiasi, šiluma kojose, šiluma veide. Ir taip, vat tikrai pasijuto, kad ta kraujotaka, jinai kažkaip atsistato ir atsigauna. Tai tas labai duoda tokios gyvybės iš tikrųjų ir vidinio džiaugsmo kartu, nes jauti kaip tavyje tekas. Bet kaip svarbu pastebėti ir įvertinti, fantastika. Bet tai matai tie metalai, aš nepagalvoju, blembo, aš neturiu tų metalinių, bet tiegi implantai dabargi metaliniai, ne? Bet su implantais irgi yra niuansų, čia reikėtų kažkaip pasiaiškinti. Yra implantai, kur gali, be metalo, nes be to metalinio varžto yra tokie irgi, kurie cirkonio keramikos visi jau yra. Nes aš su šito irgi dar bandau išsiaiškinti, nes įdomu ir klientai klausia, tai dar iki galo nežinau iš tiesų, kaip su to metalu, kiek jis yra tų implantų metalų. Kas viskas gerai, atrodo. Gerai, labai labai ačiū tada. Tai ką, šiandieną gal užteks, apdarosim video ir išsisiųsim vieni kitiems ir be galo esu dėkinga, tų atsiliepimų mes darysime daugiau, nes iš tikro informacijos apie produktą žmonės ir taip labai daug susiranda ir mes jos pakankamai daug turim, bet pats geriausias dalykas tai yra atsiliepimai turbūt, nes kada žmonės girdi, vienam žmogui padėjo, kitam žmogui padėjo, tada jie irgi leidžia savo pabandyti. Tai va, labai labai visiems dėkoju, kurie dalyvavot, kurie išdrįsot, kurie kalbėjote, kitą kartą bus kiti žmonės ir tada, ką judam toliau, šitą žinią nešime toliau kitiems žmonėms. Kas paklausysite šitą video, kreipkitės į tą žmogų, kuris jums davė jį paklausyti ir jisai jums suteiks visą informaciją. Tai gražaus vakaro visiems.